Labas, gera tave čia matyti ir sveikinu prisijungus prie Rūta Raus kanalo. Šiame kanale aš dalinuosi aktualiomis gyvenimo, transformacijos bei nubudimo temomis, padedu intuityviems lyderiams sugrįžti į savo galę, paleisti kontrolę ir kurti gyvenimą iš pasitikėjimo. Ir šiandienos tema yra, kada laikas nubrėžti labai griežtas ribas ir atsitraukti nuo disfunkcinės šeimos, nuo toksiško tėvų elgesio. Taip pat prieš pradedant noriu priminti, kad nepamiršk paspausti like, jeigu šitas įrašas tau surezonavo, jeigu gavai naudingos informacijos. Taip pat, jeigu nori pasidalinti savo istoriją ar tuo, kas tave palėtė šio įrašo metu, palik savo komentarą apačioje ir nepamiršk užsiprenumeruoti mano YouTube kanalo, tam, kad pirmas galėtum sužinoti apie naujai įkeltus įrašus. Šiais laikais mes turime prieigą prie daugybės informacijos šaltinių ir turime galimybę susisiekti vienas su kitu, būdami skirtingose pasaulio kraštuose, turime galimybę stebėti vienas kito gyvenimus socialinėse erdvėse, matyti, kaip mąsto kitas žmogus, kuo dalinasi, kuo gyvena kitas žmogus. Ir tai atveria visiškai kitokį suvokimą ir visiškai kitokį sąmoningumą, negu kad buvo iki šiol. Ir iki šio momento dėja, bet sociume buvo tam tikros nusistovėjusios normos, ypatingai kalbant apie tėvus bei tėvų ir vaikų ryšį. Tėvai visuomet buvo laikomi autoritetais, neliečiamaisiais, tais, kuriem tu turi būti dėkingas vien dėl to, kad gimei, o vaikai atvirkščiai dažniausiai būdavo pastatomi į tokią poziciją, kur tiesiog turi besąlygiškai paklusti, nusileisti, nekelti klausimų, nekelti rūpesčių. Kodėl iš viso susiformavo toksai požiūris, tai yra žymiai giliau, ne tik tai prasideda šeimoje, bet tai apskritai visuomenėje, kalbant apie autoritetus, nekvestionuoti autoritetų, nes jeigu visuomenė nekvestionuoja autoritetų, tokią visuomenę yra paprasčiau valdyti. Galima sakyti, kad visa sistema buvo sukurta taip, kad tu būtum varžtelis sistemoje, neišsišoktum, neišsiskirtum ir šita sistema tikrai nebuvo sukurta tam, kad tu būtum sėkmingas. Jeigu tave palauž dar vaikystėje, kada tu eini per svarbiausius savo vystymosi etapus, tai greičiausiai tave bus lengva valdyti ir suaugusi. Ir ilgą laiką, net iki pat dabar, kas yra susijęs su psichologinė sveikata, visi šitie dalykai nebuvo palaikomi, buvo smerkiami, apie juos negalima kalbėti, tai mes tik dabar dar žengiam pirmosius žingsnius ir iš tikrųjų vis tiek visa ta sistema nėra išsivysčiusi, nėra pritaikyta, kad iš tikrųjų padėti žmogui, nėra informacijos apie nervų sistemą, apie psichologiją, apie smegenis, taip kaip jos veikia, nėra būdų kiekvieną žmogų individualiai ištirti, kaip funkcionuoja tas jo kūnas, ko galbūt jam reikia, kokio pastiprinimo. Yra tiesiog šabloniškas požiūris į žmogų ir dėl visos šitos sistemos, dėl viso šito gėdinimo, dėl viso šito didelio tabų, kalbant apie psichologinius dalykus, kas iš tikrųjų yra esminis pagrindas kokybiško gyvenimo, esminis pagrindas sėkmingo gyvenimo. Dėl to, taip pat dėl traumuojančių aplinkybių šeimose, kur, kaip sakiau, tėvai autoritetas ir tėvai su vaiku gali realiai daryti bet ką, ypatingai senesniais laikais, o vaikas negali niekuo apsiginti, negali pasiskųsti ir turi su viskuo susitaikyti, gerbti, mylėti savo skriaudėją. Tai
tiesiog susiformavo žmonėse begalės traumų, begalės žaizdų, apsauginių mechanizmų ir vat visi šitie dalykai negydomi tiesiog eina iš kartos į kartą ir dabartinė mūsų karta yra ta karta, kuri atėjo šitą ciklą nutraukti ir tai yra nelengvas kelias, bet tuo pačiu ir labai prasmingas kelias ir finale apdovanojantis kelias. Tačiau kadangi žmonės tobulėja, sąmoningėja, tai vystosi ne tik naujos geros sistemos, bet ir blogos sistemos tobulėja, kurios vis dar nori tęsti tą patį modelį. Ir čia būtent omenyje turiu toksišką sąmoningumą, dvasingumą, kuris nori prašokti vėlgi tą padarytos žalos etapą ir vėlgi nušokti į tą, kad atleisk visiems, atleisk savo tėvam, tu privalai juos mylėti, privalai juos gerbti, privalai su jais bendrauti, nesvarbu, kas tau ką padarė. Ir dažniausiai problema ne tik slypi tame, kas įvyko praeityje, kas įvyko vaikystėje, bet tame, kas vyksta dabar jau suaugus, todėl kad tie žmonės, kurie su tavimi taip elgėsi vaikystėje, jie nepasikeitė. Jie ir toliau su tavimi elgėsi taip pat, tačiau šiek tiek pasikeitė metodai. Tai sakykime, jeigu vaikystėje patyrei fizinį smurtą, galbūt suaugus prieš tave nebenaudoja fizinio smurto, nes tiesiog negali to padaryti, bet naudoja kitą smurtą, psichologinį, emocinį smurtą. Savo sąmoningumo kelią pradėjau kažkur prieš 10 metų ir irgi turbūt kaip didžioji dauguma pradėjau nuo kito galo, pradėjau nuo visų atleidimų, atsiprašymų, pagarbų, meilės ir taip toliau, visiškai nesuvokiant padarytos ir daromos žalos ir toliau užspaudžiant savo emocijas ir toliau nuneigiant savo patirtis. Ir tas patirtis mes galim nuneigti, nustumti, ignoruoti, nenorėti prisiminti, bet kas viską prisimena ir kas į tai reaguoja, yra mūsų kūnas. Ir kūno mes niekaip neapgausim. Prieš beveik 4-5 metus pradėjau brėžti stiprias ribas toksiškiam šeimos nariam. Žinoma, tos ribos nebuvo pasitiktos su džiaugsmu, buvo vykdoma manipuliacija, keliami konfliktai. Vėliau intuityviai pradėjau didinti atstumą, mažinti kontaktą, kol įvyko galutinis lūžis ir kontaktą teko visiškai nutraukti, tam, kad apsaugoti save, apsaugoti savo sveikatą, savo psichologinę būseną. Ir po daugiau negu metų laiko visiško kontakto nebuvimo, absoliučiai jokio, galiu pasakyti, kad tai buvo esminis dalykas, kuris man leido iki galo išgyti, kuris leido mano vidiniam vaikui išgyti, suaugti ir atsistoti į savo gyvenimą. Žinoma, gijimas yra viso gyvenimo procesas ir ypatingai kas yra susijęs su santykiu su tėvais, kadangi ten yra mūsų šaknis, tai yra per kur mes ateiname į šį pasaulį, tai toje temoje visada bus ką spręsti ar ką gydyti, bet turiu omenyje, kad šitas sprendimas, šitas pasirinkimas, nepaisant to, koks jisai buvo sudėtingas ir per kokius sudėtingus procesus reikėjo pereiti pradžioje, bet dabar būdama šitame taške, galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš pasirinkimų, kuris man leido labiausiai išgyti ir kur aš pamačiau didžiausią gijimo progresą. Man labai yra įstrigę viena frazė, kad tu negali užsigydyti nudegimu,
būdamas gaisro centre. Ir iš tikrųjų nutraukti ryšį su tėvais tai yra labai sudėtingas procesas, labai skausmingas procesas. Ir dėl to dauguma turbūt tam nesiryžta ir geriau renkasi toliau kentėti tame santykyje, toliau susimažinti, toliau negyventi savo gyvenimo, tam, kad nereiktų išgyventi viso to skausmo. Ir tai yra suprantama, nes, kaip ir sakau, tai yra labai sudėtingas procesas, bet tuo pačiu, žinant, koks potencialas yra tavyje ir kad iš esmės, jeigu jau patyrei sudėtingą vaikystę, jeigu jau jauteisi nuo pat pradžių nepritampantis kaip juoda avis, jeigu visada jautei, kad turi kažkokį kitokį matymą, mąstymą, tai vadinasi, kad tu ir atėjai čia viso šito ciklo nutraukti ir dėja kitą kartą nėra kito pasirinkimo, tik tai kaip atsitraukti nuo tų degančių namų. Tai kaip žinoti, kada iš tikrųjų yra laikas atsitraukti nuo tokio santykio visiškai? Tai jeigu tas santykis tau kelia nuolatinę įtampą ir stresą, jeigu tu šalia tų žmonių, net ir būdamas suaugęs, vis tiek jautiesi kaip mažas vaikas ir tarsi niekaip negali išsikovoti pagarbos ar suaugusiojo pozicijos, jeigu tavo ribos nėra paisomos, kad ir kiek kartų tu jas nubrėžtum, kad ir kiek kartų paminėtum, jeigu tai, kuo tu pasidalini, yra panaudojama prieš tave, jeigu tavo silpnumo akimirkos yra panaudojamos prieš tave, jeigu yra tuo manipuliuojama, jeigu tavo asmeniniais dalykais yra dalinamasi su kitais žmonėmis. Jeigu, kai tu pamatai, kad tau skambina tėvas arba motina ir tavo kūnas įsitempia ir tu nenori kelti telefono, jeigu jauti, kad negali gyventi savo gyvenimo, jeigu jauti, kad tarsi tėvai yra tavo gyvenimo centre, ko neturėtų būti, tai nėra sveika. Jeigu jauti, kad tarsi ant tavęs yra užkrauta jų emocinė atsakomybė arba tu turi dirbti kaip savo tėvų linksmintojas. Jeigu tu esi priešinamas su savo broliais ar seserimis, jeigu apie tave yra skleidžiami negatyvūs, melagingi dalykai aplinkai tam, kad tokie tėvai, toksiniai tėvai užsitikrintų savo alibi, jeigu dėl tėvų elgesio kenčia šeima, kurią sukūrei tu. Jeigu esi suaugęs žmogus ir vis dar bijai pasakyti savo tėvam, kad išvyksti į kelionę ar bijai pasakyti apie bet kokį didesnį gyvenimo sprendimą. Jeigu pabuvęs šalia tokių žmonių, jautiesi visiškai išvargintas ir išsunktas. Aš jau nekalbu tuo atveju, jeigu yra vis dar naudojamas fizinis smurtas arba agresija, grasinimai į tavo pusę. Tai jeigu netoleruotum tokio elgesio iš draugo, iš svetimo žmogaus, tai tu neprivalai toleruoti tokio elgesio iš savo tėvų vien dėl to, kad jie turi pavadinimą tėvai. Man net keista prisiminti, kokį tada gyvenimą aš gyvenau ir kiek jame buvo įtampos, chaoso, dramų, nuolat kažkas vykdavo, nuolat traumos, nuolat ligos. Ir palyginti, koks ramus mano gyvenimas yra dabar. Žinoma, gyvenimas niekada nebūna viena tiesi linija, dalykai toliau vyksta, bet tai yra visiškai kitokia energija ir tie dalykai nebėra kažkokie dramatiški, drastiški. Vien pasižiūrėjus, kiek retai aš sergu,
kaip nebevyksta kažkokie traumuojantis įvykiai, kažkokios traumos. Tai vad kaip yra svarbu, kokioje aplinkoje tu esi ir kaip nuo to gali priklausyti tavo gyvenimo kokybė. Ir taip pat dar vienas labai svarbus momentas, ką turiu paminėti, kad, kaip sakiau, tokie tėvai, tokie toksiški, narcisistiški, disfunkciniai tėvai nenori, kad tu užaugtum. Tai psichologiškai jie tave užstrigdina vaiko pozicijoje. Jie ir patys yra psichologiškai ir emociškai užstrigę vaiko pozicijoje, jie ir tave užstrigdina. Ir todėl, būnant šalia jų, kad ir kiek tau metų, tu vis tiek jautiesi kaip vaikas. Tu visada jautiesi sumažintas, bejėgis, bijantis kažką pasakyti ir atrodo niekaip negalintis iš tos pozicijos išeiti, užaugti. Ir net pačiam gyvenime, kai kuriuose situacijose gali jaustis toksai nugalintas. Todėl, kad tave privertė tuo tikėti, nes tokiem tėvam nėra palanku, kad tu užaugtum, nes jeigu tu užaugsi, tavim nebebus galima manipuliuoti. Todėl emociškai, psichologiškai būni užstrigdintas tam tikram amžiuje. Ir šiuo atveju ypatingai, kol neatsitraukia nuo trigerio, tol tas trigeris neleis tau išgyti arba gyjimas, jeigu jau dėsi labai daug pastangų, bus labai lėtas. Ir ypač narcisistiški tėvai sukuria tokią prieštaraujančią dinamiką tavo viduj. Tarsi tu turėjai anksti suaugti, tarsi niekada nesulaukiai jokio palaikymo, tarsi nuo jauno amžiaus viską darei pats, bet tuo pačiu tavo viduj lyg instaliuota programa, kad tu be jų pražūsi. Ir šita programa tave tiesiog stabdo gyvenime ir dėl to atrodo neina siekti to, ko tu nori, neina įgyvendinti savo svajonių. Ir dėl to netgi tas pats atsitraukimas nuo tų tėvų atrodo labai baisus, kadangi viduj yra ta programa, čia jinai yra pasąmoningai. Yra ta programa, tai atrodo, kad jeigu tu nuo jų atsitrauksi, tu tarsi neteksi pagrindo po kojom, nes programoje įrašyta, kad tu nuo jų priklausomas ir be jų tu pražūsi. Ir tai yra labai gilus ir subtilus psichologiniai dalykai, reikalaujantis sąmoningumo ir pastovių pastangų. Ir mano atveju, tik pilnai atsitraukus, aš šitą vietą galėjau transformuoti ir, kaip ir minėjau pradžioje, užauginti savo vidinį vaiką. Tai nėra reklama nutraukti ryšį su tėvais, nes, kaip sakau, tai yra skausmingas ir sudėtingas procesas, jame yra daug gedulo. Esu padariusi įrašą apie gedulą nutraukus ryšį su tėvais, bet tuo pačiu kartais tai yra neišvengiamas procesas ir tuo pačiu tai yra labai išlaisvinantis procesas. Tai jeigu viduj visada jautėjai, kad tu esi sutvertas didesniem dalykam, bet tie dalykai tiesiog negali išsiskleisti toj aplinkoj, kuri tave nuolatos mažina. Tai šiandieną tiek. Tikiu, kad buvo naudingos informacijos, naujų įžvalgų. Jeigu gavai naujų įžvalgų, nepamiršk pasidalinti komentaruose. Man labai įdomu išgirsti, paskaityti. Ir susitiksime sekančiame įraše. Visus apkabinu ir siunčiu meilės.